Nu, žiūrėk, pats pirmas ir sutarėm. Aha, man įdomu iš tavęs išgirsti, kodėl ne visko. Aišku, drama asmeninio gyvenimo detalės parduoda, bet yra tikrai daug pavyzdžių, kai visiškai nesidalindami asmeninio gyvenimo influenceriai puikiausiai sudomina savo auditoriją kažkokiam galbūt savo profesiniam žiniom, įžvalgom. Kartais net tie patys dainininkai, kuriuos mes sekam, būna labai paslaptingi, nežinom, daug detalių apie jų asmeninį gyvenimą nežinom. Tai tikrai nebūtina, manau. Man irgi taip atrodo labai fainai, kad būna kažkoks sneaky ar influenceris arba atlikėjas, kur tu net nori išgauti detalių. Aš ten žinau, kai yra kažkoks, nežinau, neatsimenu jo nickname'o, didžėjus, kuris visada kažkokią kaukę nešiojas ir niekas nežino realaus jo vardo pavardės, bet jis yra garsus ir žmonės ateina, bet nežino, su kuo iš tikrųjų ten varo, tai čia. Tai va. Tai paslaptis pritraukia. Jo, bet sakai, tau dramos parduoda, ne? Aišku, parduoda, be abejo. O esi darius kažką specialiai, kad... Ne. Tarpsime, kad truputį dramą įneš. Ne, žinai, aš pati, kaip pasakyti, savo socialiniuose tinkluose tai tik profesiniam žiniom dalinuosi, bet dirbant su influenceriais, mes atvirkščiai gal nepatariam susikurti savo to tokio socialinio kapitalo, vedant savo socialinius tinklus per dramas, per kažkokias tai intrigas, dėl to, kad tai nėra tvaru ir nors tai tikrai pritraukia, bet to pačiu labai daug kainuoja, nes dalinimas asmeniniu gyvenimu gali iš tikrųjų viena vertus tave iškelti aukštai, bet kita vertus nuleisti labai žemai. Kaip gerai pasakai, nėra tvaru, žinai, nėra ekologiška taip daryti. Nice. Tai žiūrėk, sutikom su pirmu. Nu va. Ne, pažiūrėsim, ką kitą pasiūlys. Aš sutikčiau. Ne. Aš linkstu ne. Tie gali nusipezėti, tie gali, man atrodo, ten prišnekėti kažkokių nesąmonių. Ne visiems išeitų. Aš sakyčiau, kodėl pasirinkau sutinku, tai čia gal su tokiu priedėliu, kad sutinku, kad gali visi, kurie nori. Nes tie, kurie nenori, tai aišku, kad ir nebus jie, ar ne, bet... Tie, kurie turi norą, turi kažkokį tai tikėjimą, idėją, galbūt, nežinau, išskirtinį talentą kažkokį, tai šiai dienai, man atrodo, socialinių tinklų platformos yra tokios įvairios ir tokiais keistais formatais. Nebūtinai ten nuotraukomis video, bet kartais ir tiesiog tekstu, paveikslėliais, poezija. Na, žodžiu, savo įvairiais talentais gali pritraukti tą auditoriją ir atrasti... Ir nebūtinai sakyčiau, kad tai turi būti 100-tūkstantinės auditorijos. Kartais užtenka rasti savo nišą ir turėti ten tą mažą bendruomenę, su kurioje turėsi tas influenceris. Tai, taip. O jeigu, pavyzdžiui, aš nemoku dainuoti, bet noriu kažkokį padaryti, nežinau, amplua, kad, žinai, blogai dainuojantis influenceris, kaip manai, parduočiau tokį idėją? Aišku, parduotum, nes aš šiandien kaip tik ryte tik tokią mačiau, kaip vienas kūrėjas tarsi pradėjo dainuoti Michael Bublé kalėdinę dainą labai gražiu balsu ir tada staiga pradėjo baisiai nusidainuoti. Ir tas video labai populiarus ir prašau, net ir dainuojant prastai galima pritraukti savo auditoriją. Jis padarė kontrastą tokį, ne? Tai žiūrėk, gera idėja, man reikia nepamesti šitos, ne? Tikrai taip. Pritartum ar ne? Pabandyk, būtų įdomu pažiūrėti. Labai gerai. O tai bet žinai, bet yra visada rizika apsijuokti. Aš galiu padaryti, bet žinai, jeigu kontentas mažai jau susilauks. Žinai, yra irgi tarp TikToko kūrėjų toksai posakis, kad postink šiandien viską, ką turi savo draftuose. Nes vienas iš tų video gali tave iškelti į viršų. Tai tikrai nereikia bijoti, tos neigiamos nuomonės, jos tikrai bus, jai reikia irgi nusiteikti ir pasiruošti, bet iš kitos pusės, nerizikuodamas, nesužinosi. Tai žodžiu, jeigu turim draftus irgi ir žiūrovai neištrinta, ne? Neištrinta. Palikti. Tikrai taip. Ir ne tik palikti, bet papostinti. Okei. Gerai. Šitas fainas. Nu va, ir vėl mes sutarim. Mes kažkaip, žinok, varom viens prie vieno. Nu labai matosi, kai ten kažkokį pasiima brandą, apie kurį net atrodo nenusimano arba visiškai netinka tam žmogui, arba jis labai aiškiai yra pasakęs kažkada nuomonę, kad yra ten prieš, nežinau, sveikatos priežiūros kažką ir tada, o žiūrėkit čia make-upas, o žiūrėkit čia tas, žinai, čia šitas. Tai, o kodėl tu taip manai?
Pantrinsi man? Paantrinsi iš tikrųjų. Tai visų pirma, ir prekės ženklai turbūt laimi tada, kai renkasi influencerius, kurie myli jų prekės ženklą ir kuriems jisai patinka. Yeah. Ir influenceriai tarp kitko, bet jeigu taip žvelgiant procentaliai, tikrai nesutinka su visais pasiūlymais. Gali taip atrodyti, netgi ir tie, kurie reklamuoja labai daug ir kasdien, kad jie reklamuoja viską, ką jiems pasiūlo. Bet iš tiesų tai pasiūla yra didesnė negu paklausa ir jie dažnai atsisako. Ir aišku, renkasi pirmiausia tuos, kurie labai patinka, tada tuos, kurie galbūt vidutiniškai patinka, na ir tuos, kurie visiškai nepatinka. Dažniausiai atsisako, bet tikrai negaliu pasakyti visais atvejais. Tikrai būna, kad ir sutinka dėl galbūt finansinio atlygio didesnio pasiūlyto, bet teorijoje tai aišku reikėtų reklamuoti tik tai, ką iš tikrųjų mėgsti. Ir kitas dalykas, labai svarbus tai, ką esi išbandęs, nes reklamuoti tai, ko niekada nesi išbandęs, būtų toks kaip ir vartotojų apgavinėjimas. Jo, bet aš taip pagalvojau, o jeigu, tarkim, dabar esi geras pardavėjas, aš gal dabar nežinau, pakeisiu, jeigu esi salesmenas ir tada noriu galvoti, aš galiu būti influencerė, realiai, nes tu kartais gal labai nesusipažinęs su produktu, bet važiuojam. Duoda kažką, arba, pavyzdžiui, kai būna improvizatoriai ten, improvizacijos šou, žinai, jeigu pasimtų to tokį žmogų. Taip. Žinai, aš gerai moka žodyną, pavaryt, saldžiai. Bet žiūrėk, bet grįžkim prie to, nuo ko tu pradėjai. Jeigu tai visiškai prieštarauja tavo asmeniniams vertybėms, įsitikinimams, tai vis tiek pasimatys galų gale, nes, būdamas influenceriu, tu nenori kažkiek tai to savo gyvenimo būdo atskleidi ir parodai, ar ne? Tai jeigu tu vieną dieną esi vegetaras, o kitą dieną reklamuosi mėsos dešreles, tai turbūt, pastebės tavo sekėjai. Jo, jeigu taip kontrastingai šokinėsi. O įdomu, pavyzdžiui, žmonės labai reaguoja, dėl to gali daug atfollowinti. Be abejo. Labai daug būna, kad taip iškrenta. Be abejo, tokio gal, kad labai supyktų sekėjai, tai jau tikrai reikia pasistengti, bet, jie tikrai išreiškia savo nuomonę ir kadangi jie influencerius seka, kaip savo draugus tam tikrą prasme, tai tikrai pasako tą savo nuomonę, jeigu pamato, kad kažkas tai čia jau neatitinka. Klikinu unfollow, ne? Gerai. Ką reiškia moralinės ribos? Turime ką ten? Čia mes apie tą patį produktą, kai būna, reklamuoji to, ko nežinai ir tada paminėjai savo vertybės realiai, ne? Ir ne tik, žinau. Aš kol kas, žinok, Kol kas išgirsi mane. Aš išgirsiu tave, žinok, aš padarysiu sprendimą, jo. Aš sutinku dėl daugybės priežasčių, nes mes kalbėjom jau apie vienus atvejus, kada influenceriai reklamuoja tai, kas jiems asmeniškai nepatinka, tai čia galima irgi sakyti apie tam tikras moralinės ribas, bet iš kitos pusės kartais jie ir pasiduoda reklamuoti tokius dalykus, kurie net yra neleistini. Neminėsiu aš gal čia tų neleistinų dalykų, bet visi mes žinom, ką negerai yra vartoti, pavyzdžiui, ar ne? Tai būna paslėptos reklamos atveju, būna, pavyzdžiui, lošimų reklamos atveju, kai tiesiog su kokiais nors marškinėliais lošimų kampanijų, pavyzdžiui, pasirodo influenceris ir nepažymi, kad tai yra reklama. Tai tų moralinių ribų kartais tikrai peržengia. Kiti pavyzdžiai dar tokie gal jautresni būna, į kuriuos sureaguoja visuomenė, tai kai reklamos yra naudojami vaikai ir jų atvaizdas, sakykime, jų neatsiklausus, nes jie dar yra maži ir nesupranta, ar ne, kur dalyvauja. Tai tos moralinės ribos tikrai reikia jausti ir dažnai influenceriai, arba neapgalvoja, arba tiesiog pasirenka jų nepaisyti. O tai jeigu aš, tarkim, noriu būti influenceris arba esu ir aš neužsidedu reklamos hashtago, jau čia yra pažeidimas. Čia pažeidimas, ne? Taip. Gerai, tai aš tada, aš tada įsivertinau. Įtikinau. O tai negali būti čia mano asmeninis. Pavyzdžiui, kad aš užsidedu kažkokį brandą, bet aš jo kaip ir nenoriu reklamuoti, bet tiesiog pasidariau story, nes esu su šeima arba su draugais. Tai tu gali netgi ir, kaip pasakyti, išreikšti savo nuomonę ir apsipirkti kažkur ir pasakyti, kaip fainai apsipirkau arba kokia buvo faina patirtis, bet jeigu tavęs valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba paklaustų, tai tu turėtum pateikti jiem įrodymą, kad tu pats apmokėjai tą pramogą, ar tą paslaugą, ar tą produktą, apie kurį atsiliepi. Atsiųsti, ne, tokia kaip... Čekį, iš esmės, taip.
savo banko sąskaitos išrašą. Taip. Buvau ten Žalgirio rungtynėse. Taip. Ne, ir nes jeigu tu gavai, ne tik tai, kad pinigų gavai, tai yra reklama ar ne, bet jeigu ir tu nemokamai gavai tą dalyką kažkokį, pavyzdžiui, tave išsivežė į kelionę, nemokamai, tai tu gavai naudą, kurios kitas vartotojas gauti negali, tai irgi yra reklama. Jo. Nu, šitą man įrodė, žinau. Šitas tavo dėka. Nu va. Taip lėtai, sulėtintam filmui. Čia toks, žinai, buvo toks dramatizmas, žinai, šitą kaip filme būna scenose. Nu, man labai įdomu, žinok, tavo išgirsti pirmiausia. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad jie tikrai, moka kažkokius, turi susimokėti, vis tiek jie gauna honorarus, kai kurie gauna didelius honorarus. Taip. Bet tu palauk, tu pasirinkai, sutinki, sakė, nemoka mokesčių. Ai, ne, gerai. Aš galvoju, jie tikrai moka mokesčių, turi atskaičiuoti, tengi honorarai dideli, ten labai nepaslėpsi, nebent jau ten su mažom sumytėm. Taip. Tai jo, žinok, irgi visiškai pritariu ir nors buvo vienas berods atvejis paviešintas per eilę metų, kiek aš dirbu 7 metus su influencerių marketingu, kad buvo kažkoks vaikinukas prigautas nesumokėjęs mokesčių ir teko jam juos sugražinti valstybei. Kartais influenceriai dar dėl nežinojimo, pavyzdžiui, laiku netampa PVM mokėtojais ir tada netinkamai išrašo sąskaitas ir gaunasi taip, kad jiems reikia atbulinę tvarką ten tos PVM sumokėti ir jie taip, sakykime, patiria nuostolį. Aš galvoju, kad čia yra dar tokių, kurie apsimeta atseit, kad man reikia mokėti mokesčius, taigi aš gaunu tiesiog, honorarą paprastai. Ne, jau čia, žinok, toksai, man atrodo, vienas iš dalykų, kuris yra toksai geras saugiklis, yra tai, kad dažniausiai influenceriai dirba su juridiniais asmenimis, tai yra su verslo subjektais, kurie jų prašo išrašyti sąskaitas faktūras. Tai reiškia, kad toje sąskaitoje faktūroje tu bet kuriuo atveju turi pateikti savo kažkokį tai pagal ką tu vykdai tą veiklą. Ar tai bus individualios veiklos pažymėjimas, o gal tu turi susikūręs mažąją bendryją, kai kurie influenceriai net atsidaro ir uždarasis akcinės bendrovės. Tai visi turi kažkokią veiklos formą, pagal ką vykdo tą reklamos savo paslaugas, pagal ką teikia. Arba Finas, pavyzdžiui. Labai gerai. Skamba, bet žinok, jau įtariu, kad būtų užimta. Jo, aš ir galvoju, kad kažkokį, man reiktų Finas 1, 2, 3, žinai, kažkokį sugalvoju. Taip. Aš jau žinok, visiškai sutinku. Tai gal čia tu norėsi mane apšviesti? Jo, tu galėsi mane papildyti, žinai. Gerai. Mokesčiai kūrė, man dabar nedaina yra, mokesčiai kūrė mūsų šalį geresnė, žodžiu. Infrastruktūra jau pradeda nuo keliais, aš žiauriai pažiūrėk, kaip Vilnius pats, kaip jis asfaltuojas. Anksčiau būdavo plėmais, ten, žinai, mažyčiais gabaliukais, dabar visos tokios, žinai, gatvės, net kelios juostos asfaltuojamos. Medicina labai smagu, kad turim nemokamą gydymą, mes galim bet kada nuvaryti. Tada švietimas, studijas galim nemokamai arba dalinės, arba dabar irgi pastebėjau, labai daug kas gali iššokti iš mokamų į nemokamą gauti ten po pusės metų. Taip. Nori mane papildyti? Jo, tai tokia gal apskritai graži frazė, kad mokesčiai kuria ir kuria tą mūsų valstybę ir be to nieko nebūtų iš tiesų. Tai kiekvienas turbūt priklausomai nuo to, kokioje, nežinau, net amžiaus grupėje yra, skirtingą tą indėlį duoda, turbūt labiausiai dirbantieji, tas, kaip pradedam, nežinau, po studijų baigiam ar ne iki tos pensijos, tai ir prisidedam prie to kūrimo, tam, kad galėtume išlaikyti ir savo senolius, tam, kad galėtume išlaikyti vaikus, kurie dar nedirba ar ne, ir taip po truputį statyti savo valstybės ne tik tai pamatus, bet kaip tu sakei, viską, ir sienas, ir langus, ir stogą, kad nebūtų kiauras. Jo. Tai va, tai tikrai be to nebūtų viso to, ko galim naudotis kasdien. Reiktų ir kokia sistema faina VMI. Aš pažinot per VMI sistemą viską išrašinėjai. Nieko nereikia. Nereikia jokių Excelių. Anksčiau su Exceliais dėlioji ten. Viską supildai, viskas matosi, tu gali automatiškai išrašinėti. Tai būna smagu, kai gali įmonės gauti pranešimą iš tavęs
per mailą ir būna, finas išrašo ir VMI ženklas. Geras. Klausyk, aš pasinaudosiu tavo patarimu, nes aš šiaip tai turiu UAB įmonę, kur ten jau buhalterė tvarko reikalus, bet nesenai atsidariau pirmą kartą individualią veiklą ir kaip tik ieškau būdų, kaip čia dabar teisingai viską daryti, mokysiuos iš naujo. O tai yra į appsą, žinok, žiauriai fainas. Man vieną kartą kažkada buvo paskambinę ir man pasiūlė nemokamą konsultaciją, nes buvo starteris to appso. Aš pabandžiau ir viskas fainai, ten pajamas, išlaidas, žodžiu, viskas žiūriai paprasta, viskas supildai ir tada tau jau viską rodo. Super. Ir PVM mokestį, žinai, kada pasieksi, žodžiu. Labai geras. Liuks. Tai dar žiūrėk, ne tik pati pasinaudosiu, bet dar ir influenceriam patarius. O, labai gerai. Bus jungtinių, žinai, mokesčių kūrė. Norėtųsi sakyti, kad tų būdų užsidirbti pinigus yra tiesiog daugiau, ar ne? Labai nemažai mes galim tiesiog dabar patys savo susikurti darbo vietų, lyginant su tuo, kaip buvo, sakykime, anksčiau. Dirbti ant savęs. Taip. Tai tų galimybių yra daug, bet jeigu tu nori, tiesiog čia mano tokia įsitikinimas ir nuomonė, kad jeigu nori kažko pasiekti, tai nesvarbu, ar tas tikslas bus finansai, ar tas tikslas bus kažkoks savirealizacija, ar dar kokie nors dalykai, bet dirbti vis tiek reikės. Ir reikės, ir sunkiai. Ir žinai, ir ne veltui aš noriu nuskristi kokią Madeirą. Taigi tu žinai, kad yra nelengvas procesas, kad pasiektum kažką, kad galėtum pailsėti. Taip. Reikia. Galų galia sveikatą, paskui pailsėti, pagulėti. Taip. Tiesiog reikia pirmiausiai atsikelti iš lovos jau kiekvieną dieną. Jeigu nori kažko tai užsidirbti, taip sakant, tai jau iššūkis. Jo. Reaktyvinis sprendimas. Žinai, aš galvoju, pasirinksiu kažką priešingo negu tu. Tu dabar pamatėjai. Kad galėtume padiskutuoti. Žiūri, faina būtų, tai įsivaizduoji. Nuimti visus mūsų politikavimus, ką kalbėjom, žinai, influenceriai, ką reklamuoja, tiesiog duodi beždžioniai valdžiai ir tiesiog pažiūri, kas vyks ir tu tiesiog kelią klupščias darai. Žinai, aš pagalvoju, kad tiesiog būtų nenuneigiamai smagu turbūt, nes gyvūnai tiesiog mėgsta gerai gyventi, aišku, jų gamtoje ten tyko įvairius pavojai ir panašiai, bet šiaip, jeigu pasižiūrėti ypatingai naminius gyvūnus, tai koks jų darbas kiekvieną dieną? Pavalgyti, pasnausti, laukti šeimininko, būti paglostytam, tai viskas labai fainai. Pavyzdžiui, ant palangių, ten, žinai, išsiraizgė. Taip, bet iš kitos pusės, aš mėgstu tvarką. Ir tai, ką mes kalbėjome, ir apie mokesčius visuomenė, ir apie kažkokią tai struktūrą, tai man atrodo būtų chaosėlis. Tai tam, kad to chaosėlio nebūtų, aš kažkaip ne visai pritarčiau. Aš norėčiau duoti liūtų, žinai, valdžią, nes ir su gyvūnais irgi galėtum pastruktūruoti, žinai. Galbūt. Su leopardu, pavyzdžiui, lenktynės daryti, žmonės prieš leopardus, kad greičiau. Man kažkaip norėtų, žinai, tokią pakeisti kažką. Žinai, jeigu gyvūnai valdytų, tai įdomu, kaip tas santykis atrodytų tarp gyvūno ir žmogaus, nes dabar tarsi gyvūnas silpnesnis, būtų žmogus gal silpnesnis. Taip, mes būtume tokie. Mes būtume. Išbandytume jų kailį. Jo. Aš tai užsisvajau, žinok, dėl tų gyvūnų. Kažkaip buvo, gavau pafantazuoti, žinai, tai man iškart gera. Faina, matau tavo veidą tą šypseną. Aš tai tikrai išsinešiau, išmokau, vieną dalyką ir apie mokesčius labai, labai gerą, tai tikrai įdomu buvo padiskutuoti. Įdomu. Ir išgiržinai, tai praktiškai, kaip ten tai su influenceriais dalykai vyksta. Nežinai, kartais sakau, tu iš šono matai, kas romantizuoja net šitą dalyką, tada supranti, ten irgi yra daug niuansų. Daug užkulisių įvairiausių niuansėlių. Pasirodo, influenceriai irgi moka mokesčius. Taip.